Visus savo straipsnius indeksuokite Google, kad galėtumėte atlikti viso teksto paiešką, nes tai padės pritraukti naujų skaitytojų į jūsų e-laikraštį. Kai aktyvuosite šią funkciją, Google prireiks kelių dienų jai indeksuoti. Norėdami aktyvuoti e-funkciją, turite sukurti atskirą išmaniosios straipsnių parduotuvės domeną arba subdomeną. Išsamesnės informacijos rasite žiūrėdami žiūrovo nustatymų vaizdo įrašą arba tiesiog vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Toliau galite nustatyti kiekvienos pavadinimų grupės, parduotuvės vitrinos, leidinio ar straipsnio e-pavadinimą ir e-aprašymą. Klientų galinėje dalyje spustelėkite marketing, tada Google e. Spustelėkite e-tekstai ir iš išskleidžiamajame sąraše pasirinkite teksto tipą. Iš sąrašo pasirinkite norimą parduotuvę, žurnalą arba straipsnį. Pridėkite e-pavadinimą ir e-aprašymą. Išsaugokite pakeitimus. E-pavadinimą ir aprašymą taip pat galite pridėti e-laikraščio, eidėje ir prekės ženklo nustatymuose. Jei norite peržiūrėti konkrečių straipsnių matomumo Google ir našumo analizę, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Srityje rinkodara, Google e spustelėkite ataskaitą. Srityje parduotuvė SKU pasirinkite, ką norite analizuoti. Galite matyti savo parduotuvės vitrinų našumą arba analizuoti atskirus leidinius su jų straipsniais. Pagal numatytuosius nustatymus rodomi visų parduotuvių vitrinų ir numerių rezultatai. Parametras date interval, datų intervalas automatiškai nustatomas kaip al, visi. Jei norite, čia galite pasirinkti ir kitus laiko intervalus. Grafinėje analizėje taip pat galima rodyti ir slėpti paspaudimus, parodymus, TTR ir poziciją juos spustelėjus. Jei išskleidžiamajame sąraše parduotuvė, išeivyje pasirinkote numerį, visi to numerio straipsniai bus rodomi skiltyje ataskaita. Norėdami atitinkamai rūšiuoti, spustelėkite antraštę, paspaudimai, įspūdžiai, TTR arba pozicija.